Sveiki, aš esu Eimantas ir čia Paddling the Baltic Way antroji diena. Šį video keliu būdamas jau Latvijoje po 2 savaičių, tai toksai spoileris, kad iki šiol dar išgyvenau. Šiaip netai pasikraut pavyko baidarė. Mykolas jau senai ant vandens, jis jau sistemą atidirbęs kaip krautis baidarė. Aš dar prie šito dirbau šiek tiek, bet šiandien jau šiek tiek daugiau vietos atsirado. Atrodo, beveik nieko ir suvalgyta net nebuvo. Tai va, šoksim į vandenį. Žalės. Kokiam pro skautų žemę, sako Mykolas, visokių inžinerinių statinių pilna. Tai čia tokia tarzankė tipo nušok, bet įdomiai atrodo. Ten toliau irgi pristatyta visokio dalyko. Esam prie Kernavės. Biškį lipsim pasivaikščioti. Aš niekad nebuvęs. Mykolas sakė, kokios 53 kartus buvęs. Tai eisim apžiūrėti šiek tiek, pasivaikščioti. Ilgai nevaikščiosim, nes vis tiek reikia irkluot. Bet gal kokį 20 minučių apeisime, gal ant kokio piliakalnių užlipsim. Ką, prisirišau. Mykolas sako, jo neišplauks. Monsteriukas pagelės. Varom apžiūrėti šitos Kernavės šiek tiek piliakalnių. Koks yra? Tam kaimukė čia būna visokio. Tai nuo 9 tūkstantmečio prieš Kristų čia. O, lele. Ulala. Gražu. Oras tobulas ir. O, čia festivalis visas. Labą dieną. O, gyvosios archeologijos dienos. Na, ekspedicijos dalis. Nu. Čia geras festivalis, taip netikėtai. O, vištų yra. Sauliaša. Prašau. O. Kitai. Čia kokiai čia šaly. Mykolai, komentarą. Plaukiam, atplaukiam į testą. Dabar sėdim testas, įdėsim porą dienų. Amatų porą išmoksim. Važiuojam, tenais visas miestelis. Toj ir alus. Šiek tiek konteksto šitai situacijai mes norėjom nueiti į parduotuvės. Nu, kokia situacija, Mykolai, čia? Strigom festivalyje. Likom neišleisti, liekam čia prišvartuoti. Sako, jeigu išeisit, nebeįleisim. Ir taip prie 2 apsauginių skirtingų ėjom vietų, tai pasiliekam festivalį, reiškiasi. Justiną kviesim čia. Svalio į kitą festivalį. Tiek ir minukų. Vau. O mes šokam į baidarės, judam toliau. Šiandien privaikščiojom tiek pat, kiek priplaukėm. Po 5 kilometrus. Kol kas tempas labai lėtas, bet smagu. Ateina lietus ir didžiausia dilema, ar striukė dėtis ar ne. Tikriausiai permerks, bet reiktų viską nusirengti, tai galbūt paplauksim šlapi. Galbūt smarkiai nelis. Debesys nėra žiauriai baisus.
Labai jau dideliais lašais. Stojam kojas pramankštint saloj. Mykolas kavos kais. Jo, prisišvartavom. Vėjas nemažas visą dieną, tikriausiai ir nerims. Lietaus gavom šiek tiek, bet normaliai eina, ane Mykolai? Bolius. Bum. Ir baigės. Skani kava. Skaniai. Biškį pratiesa, bet gerai. Nustojo lyt. Vo, toks keltas per nerį. Čia sutikom 4 vaikus keliaujančius nuo Vilniaus iki Kauno. Tokiu plaustu. Sveiki. Pagrindinė detalė. O. Užtenka 3. Radom vietą kempinimui. Čia šiek tiek ant šlaito paėjus. Sakė Mykolas, kad lygu, yra ir malkų, visko. Tai galbūt ir laužiuką net pasikursim šiandien. Toks žvyriukas visur. Netoli rūklos, pats tas. Antras patiekalas jau kepa. Turim laužiuką. Gerą nuotaiką. Gražius vaizdus. Gerą nuotaiką. Ir šiek tiek lietaus. Nu ką, vakaro pabaiga. Valytis dantis ir miegot.